Norėdami matyti pjaunamosios nustatymus, perjunkite piktogramą centre. Dabar matysite automatinio pjovimo aukščio nustatymo taškus, pjaunamosios padėtį ir faktinį pasvirimo rodmenį bei pjovimo aukštį. Automatinio pjovimo aukščio nustatymo taškai yra pažymėti trikampiais su skaičiais 1 ir 2. Kaip juos reguliuoti, sužinosite pjaunamosios nustatymų pamokoje. Atminkite, kad iš šio vaizdo galite juos tik matyti. Pilka horizontali linija žymi tikrąją pjaunamosios aukščio padėtį, kurią matysite pasikeičiančią, jei pakelsite arba nuleisite pjaunamąją. Du juodi indikatoriai dešinėje pusėje parodys tikrąją pjaunamosios pasvirimo būseną. Pasvirimas į dešinę pusę. Arba į kairę pusę pakeis indikatoriaus padėtį. Raudona punktyrinė linija rodo nupjovimo aukščio lygį. Tai aukštis, virš kurio hektarų skaitiklis nustoja veikti. Pjaunamosios indikatoriaus spalva taps žalia, kai pjaunamosios aukštis bus žemiau nupjovimo aukščio lygio. O viršijus pilka spalva.